Sveiki visi. Esu Tomas Bačiūnas, atstovauju Panevėžio kelius. Esu technologinio skyriaus Panevėžio keliuose vadovas. Šiandien pristatysiu mūsų įmonės būtent trimačių technologijų viziją ir taip pat projektą laimėtoją, kelio numeris 115, Ukmergė Molėtai, atkarpos rekonstrukcijos. Panevėžio keliai mato BIM panaudojimą kaip procesą nenutrūkstantį nuo pat prieš projektinių pasiūlymų iki pat objekto atidavimo. Ir mūsų projektavimo ir technologiniai skyriai stengiasi diegti būtent šį principą visose darbuose, kurios darim. Visų pirma, prieš projektiniai pasiūlymai, tai yra pats svarbiausias momentas statybų pradžiai, kada su užsakovu laiku ir vietoje išsiaiškinti visus galimus projekto sprendinius. Dar prieš pradedant brangiai kainuojančius tyrinėjimus, analizę, perskaičiavimus ir įvairius pataisimus, kurie gali kilti pradėjus jau techninio projekto projektavimą ar ypatingai darbo projekto ar statybą. Štai atsiprašau, kad taip lėtai sukasi vaizdas, bet iš esmės tai, ką jūs dabar matote, tai yra gana mažom sąnaudom pagaminta vizualizacija, kuri geriau iliustruoja užsakovui projektuotojo idėjas, negu tarkim koks dvimatis planas ar papasakojimas, kad ten už kampo darysim tokį žiedą. Tokia vizualizacija gana greitai padaroma ir ją daug lengviau yra suderinti su užsakovu, su interesuotom bendruomenėm ir kitom organizacijom. Ir visada stengiamės projektą pradėti būtent nuo tokių prieš projektinių pasiūlymų. Sekantis įrankis, kurį mes neatsiejam nuo BIM-o keliuose, tai yra būtent mūsų geodezininkai, mūsų statybos geodezininkų komanda, kurie dalyvauja visam procese nuo pat pradžios iki jo pabaigos. Tai yra mes atliekam topo nuotraukas, tiek tyrinėjimus prieš atliekant darbus, tiek priduodant kelią ir geokadastrinės bylas. Kūrėme esamų aplinkos objektų ir paviršių trimačius modelius, atliekame nužymėjimą statybos aikštelėje, taip pat prižiūrim didžiulį mūsų automatinių valdymo sistemų parką, atliekame kiekių skaičiavimą, kokybės tikrinimą ir teikiame medžiagą mūsų projektų valdymo grupėms. Taip pat rengiame taip pastatytą modelius, kuriuos galime paskui perduoti į kitus etapus užsakovam, būtent kad jie galėtų įsitikinti atliktų darbų kokybę ar naudoti juos tolimesniuose projektuose ar eksploatacijai. Mūsų projektavimo skyrius, jį sudaro tiek patyrę, tiek inovatyvų specialistai, kas leidžia didžiąją dalį visų mūsų projektų vykdyti jau 3D formate. Naudojame Autodesk Civil 3D programinę įrangą. Ačiū Leonui už palaikymą, Infoera visada buvo šalia mūsų ir padėjo sklandžiai įsisavinti visas šios programinės įrangos subtilybės. Dar kartą pakartosiu, kad mūsų parengti tie trimačiai modeliai, jie gyvena nuo pat pradžios iki objekto atidavimo ir nekartą jau yra įrodę savo naudą ir našumą skirtingais aspektais ir nėra tai buvę, kad tarkim modelis jis būtų neatsipirkęs objekte. Na, nenoriu vėl rodyti sekančio filmuko, aš tiesiog čia norėjau parodyti, kaip atrodo pastatyto jau objekto vizualizacija. Skiriasi nuo pirmo filmuko tuo, kad čia yra faktiškai įrengto žiedo, čia turėjo būti faktiškai įrengto žiedo vizualizacija. Jeigu kam bus įdomu, parodysiu, kreipkitės. Taip. Statybai nuo 2013 metų mes pagal skaitmeninius modelius statėm tiek kelius, tiek geležinkelius. Ir šiai dienai jau bendrų kilometrų skaičiaus tiksliai nepasakysim, kiek jų buvo, bet jų yra tikrai netoli 100. Statybai naudojam taip vadinamas automatinės valdymo sistemas, tai ir indikatorinės kasimo sistemos ekskavatoriam, padidinto tikslumo automatinės valdymo sistemos klotuvams ir frezoms. Juos ypatingai mėgstam ten, kur reikia didelio tikslumo. Profiliavimo sistemos buldozeriams ir greideriams, bei mūsų sutankinimo kokybės užtikrinimo sistema, kuri leidžia realiu laiku matyti, kaip tankinamas yra asfalto sluoksnis iš paskos klotuvo. Kai laiko
spręsti ar taisyti klaidas praktiškai nėra. Šios sistemos leidžia labai sklandžiai ir intuityviai taisyti situaciją mūsų naudai. Dabar apie projektą laimėtoją. Taip. Kelias numeris 115. Ukmergė Molėtai nuo 2 iki 19 km buvo skelbtas konkursas ir mums pavyko jį laimėti. Ir šiame projekte mes pasiryžom naudoti 3D modeliavimą, todėl kad buvo labai trumpas darbų atlikimo laikas ir didžiulė darbų apimtis. Projektui mes gavom dviejų projektuotojų parengtą projektą, kurio sudėtis buvo, sakykime, prasta. Tai buvo papirinės bylos, tai buvo PDF failai, bet visą skaitmeninį modeliavimą pradėjom būtent jo pagrindu. Kelio būklė buvo jau nepavydėtina, kas yra tam važinėjęs, tikrai įsivaizduoja, apie ką aš kalbu. Projektą vykdant jis buvo padarytas tinkamu, geram, kokybiškam eismui, įskaitant ir jungiamosius kelius, ir pralaidas, lietaus kanalizaciją, drenažą, rekonstruoti ryšių kabeliai. Mes prieš pradėdami darbus atlikom visų 17 km esamo paviršiaus modeliavimą, remiantis geodeziniais matavimais. Matavimus atlikom nuo padidinto tikslumo GNSS bazės įrengtos viso objekto ribose, kad užtikrinti tikslę darbų pradžią, kad nepamestumėm, kaip sakant, nei 1 kubinio metro medžiagų. Sukurtas skaitmeninis modelis buvo naudotas projektinio modelio kūrimui. Projektinį modelį kūrėm susiprogramavę savo skersinius profilius, mes šį dalyką atliekam praktiškai kiekvienam keliui, nes skirtingai nuo pastatų kelias jis atrodo paprastas, išskyrus tai, kad jis kiekvienam savo metre yra skirtingas. Ir jeigu mes turim 17 km kelią, tai kiekvienam iš šitų 17 000 metrų skersinis profilis gali būti kitoks. Tai dėl to mes programuojame skersinį profilį, kuris geriausiai interpretuotų projektuotojo mintis, šiuo atveju pateiktas PDF projekte. Aišku, kada projektas būna rengtas mūsų projektavimo skyrius, tokių klausimų nekyla. Taigi mes atkūrėm ir išilginius profilius, jau, kaip minėjau, skersinį, kelio ašį. Jų pagrindų buvo sukurti projektiniai paviršiai. Kuriant projektinius paviršius teko dar ir pataisyti, šiek tiek patikslinti projektinius sprendinius, nes, pavyzdžiui, trimatė erdvėje pasidėjus drenažą, aiškiai pasimato, kad kai kuriuose vietose konstruktyvas buvo ne visai tikslus ir teko taisyti tiek žemės sankasas, tiek šalčių jautrius sluoksnius ir tikslinti jų dar kiekius. Parinkti skaitmeniniai modeliai buvo naudojami ir simuliacijai poveikio aplinkai, kad įvertinti teisingą mechanizmų panaudojimą. Parengtas modelis leido padaryti pagrindinį dalyką. Jau kaip minėjau pradžioj, mes turėjom 7 mėnesius pastatyti 17 km kelio. Kas yra susidūrę su keliais, gali suprasti, kad tai yra tikrai sudėtinga. Iš tų 7 mėnesių, 2 mėnesiai buvo žiemos, dar žinant Lietuvos sąlygas, galite įsivaizduoti, kiek turėjom laiko. Be skaitmeninio modelio, nežinau, ar būtumėm suspėję. Taip pat, naudojant skaitmeninį modelį statyboje, išlieka nesusikalbėjimo galimybė. Ką aš turiu galvoje? Jeigu projektuotojas padaro savo skaitmeninį modelį ir jį perkelia tiesiog į automatinės valdymo sistemas, viskas gali būti gerai, išskyrus vieną faktą, kad darbų vadovas esantis objekte, jis ne visada būna susipažinęs su sprendiniais. Tai kad tai išspręsti, mes naudojam įmonės viduje tokį skaitmeninės geodezinės knygos standartą. Tai yra specialiai paruoštas Civil 3D failas, kuriame yra dinaminis skersinis profilis, kurį traukiant visų objekto
ilgiu galima gauti skirtingų konstrukcinių sluoksnių geometrinius parametrus. Ir būtent taip sukonfigūruotas kompiuteris yra atiduodamas rangovui, darbų vadovui ir jisai čia pat objekte gali bet kada atsidaryti ir pasitikrinti, ką daro tas buldozeris ar tas ekskavatorius ir visada būti ramus. Yra išsprendžiama ta nesusikalbėjimo galimybė, kada iš modelio yra ruošiami brėžiniai, iš brėžinių ruošiama kažkokia geodezinė knyga ir skaičiavimai ir būtent tas daugiaetapis duomenų perdavimas neretai sąlygoja klaidas. Mes stengiamės to išvengti, naudodami vieną modelį, būtent ir projektavimai, ir automatiniam valdymo sistemam, ir darbų organizavimai. Dar šiame projekte mes darėm griežtą visų įrengtų sluoksnių matavimą geodeziškai prieš atiduodant jį techniniai priežiūrai bei rengiant kitus sluoksnius. Kiekvieno įrengto sluoksnio viršus būdavo matuojamas ir lyginamas su skaitmeniniu modeliu ir pateikiamas būdavo paklaidos. Čia, kaip matote ekrane, būtent yra skaldos pagrindo sluoksnis su parodytais nuokrypiais. Žalias spalva žymi leistinus nuokrypius, mėlyna jau nebelabai. Raudona būtų į kitą pusę neleistinų nuokrypių. Kaip matote, pačioje yra legenda, kuri paaiškina, kaip reikėtų interpretuoti tokius duomenis. Gavę tokią ataskaitą, projektų vadovai iš karto gali imtis korekcinių priemonių ir užtikrinti, kad įrengtas sluoksnis būtų tikrai kokybiškas ir atitiktų visus reikalavimus ir standartus. Visų statybos metu mes keitėmės būtent tiek parengtais skaitmeniniais modeliais, tiek pamatuotais skaitmeniniais paviršiais, naudojam LandXML formatą, kuris perneša pakankamai informacijos būtent šitą modelio kūrimui. Taip pat naudojam kaupiamuosius paviršius, kad šios visus matavimus jungiam į vieną visumą, galėjom sekti kiekius ir užtikrinti, kad viskas būtų padaryta pagal projektą. Visų duomenų pagalba padarėm taip pastatytą modelį. Dar kartą pabrėžiu, kad mes matavom ir žemės sankasą, ir šalčio atsparų, ir skaldą. Tai yra visus sluoksnius, kurie yra nematomi jau pastatytam keliui. Bet šita informacija, kurią mes sukaupėm, yra tikrai naudinga ateityje, rengiant kelio rekonstrukciją arba prijungiant sekančius kelius prie jo. Tai sumažina kaštus tyrinėjimam tiek užsakovui, kuris turėtų šitą informaciją, tiek projektuotojam, kuriam nereikėtų nieko papildomai matuoti. Tai tokia yra mūsų patirtis su būtent šiuo 115 keliu Ukmergė Molėtai. Ačiū uždėmesi.